Gedimino miesto mokykloje auginame akademiškai stiprius ir laimingus vaikus. Prioritetą teikiame akademiškumui, nes į mokyklą pirmiausia ateiname mokytis ir kuriame saugią aplinką, kurie vaikai jaučiasi laimingi. Priešmokyklinio ugdymo programą papildome mentorystės programa, emocinio intelekto ugdymo veiklomis, vyksta sustiprintas anglų kalbos mokymas, pagilintas gamtamokslinis ugdymas, jau nuo priešmokyklinės klasės vaikams vyksta informatikos ir kūrybinių technologijų pamokos. Iš patirties galime pasakyti, kad priešmokyklinė klasė mokykloje yra sėkmingas startas. Tai pirmoji mokyklos patirtis, kur vaikai susipažįsta su pamoka, sužino, ką reiškia mokytis, įgauna pasitikėjimo savimi ir yra labiau motyvuoti.